Labadiena, regbio mėgėjai, sveikinamės su jumis iš Šiaulių, Lietuvos regbio sostinės, sveikinamės su Baltijos top lygos didžiuoju finalu 10-asis jubiliejinis sezonas ir labai simboliška, kad šiame 10-ajame sezone finale susitinka Šiaulių Vairas, Kalvis Jupoja ir Šiaulių Baltraks. Du labiausiai tituluoti klubai šioje lygoje, du vieninteliai klubai, kurie... Šansas pirmajam žeminimui, Baltraksas pabėga ir turi pirmuosius taškus, visiška Vairo klaida. Titulas. Sveikinam, vėl susigrąžina čempionų vardus. Prieš rungtynės tikrai turėjot planą, kas labiausiai tame plane veikia šiandien. Tai tas žaidimas, mūsų plati aikštė, išnaudoti kraštinius žaidėjus, manau, tas pavyko. Tikėjomės, kad gynyba geriau bus, bet viską galim pamiršti. Susigrąžinom tą, ką turėjom susigrąžinti. Užsiminė apie gynybą, tas rezultatyvumas, po 100 taškų komandas užnešė. Stebina? Nesitikėjom lengvos kovos, tai nestebina iš tikrųjų. Gal šiek tiek mažiau tikėjomės tų taškų tokių, ganėtinai lengvų buvo, bet abi komandas nešė, abi norėjo laimėti, ačiū Dievui laimėjomės. Aikštėje buvo daug lyderių, kas bus lyderiai per trečią kėlinį šiandien? Manau tiek pat, kiek ir aikštėje buvo, šiandien namo negrįšim. Rungtynių pradžia yra tokia, kad baisiausiam sapne tokios nesapnuosi. Tai, sportas, regbis, esam turėję, bet gal ne tiek anksti. Pirmą minutę gaut zanosą. Tai... Bet čia, sakau, čia yra tie momentai, nepavadinkim lucky ar kažką, tai, bet jie verti, viskas laimėjo, šiandien jų diena, viskas tvarkoja, bet matot, turėjo deficitą apie 20 ir paskui atsitiesti. Ir manau, kad antram kėlinyje keliu ranką į viršų, vienas iš strateginių momentų man užstrigo ir jisai galėjo daug ką pakeisti, bet yra kaip yra. Apie tą atsiteisimą kalbant, sunkus sezonas, panašu, kad nesulaužė komandos, tas noras, motyvacija, galim pagirti komandą už tai, ką parodė? Ne, vienareikšmiškai, anaiptol, jie yra, ta prasme, taip tvarkytis psichologiškai ir tiek atsitiesti iki paskutinių sekundžių pelnyti taškus, tai stipriai, šaunuoliai. Rungtynių rezultatyvumas stebino kažkiek, ar buvo galima to tikėtis, kad bus tiek daug taškų? Stebino. Iš tikrųjų stebina, tikrai nesitikėjau, po pusę 100 taškų abi komandos, tai reiškia žaidėm daug klysdami. Abi komandos. Turbūt ne į tą daug koncentravomės, bet tai daug ką pasako.